Taigi, sveiki visi, su jumis sveikinasi HTX ir aš šiandien kuriu trečią video vlogą. Kas būtų keista, aš kuriu vienas, nes nėra galimybės kurti su Monika, tai manau, kad tą vlogą sukursime rytoj. Rytoj bus sekmadienis pas mus. Ir aš labai iš tikrųjų norėčiau pakalbėti taip atvirai, rimtą temą, bet prikolų. Jeigu žiūrėti video Facebook'e apie tą karį žuvusį, būtent apie tą karį, kuris atitarnavo Britanijoje, buvo Afganistane ir jis buvo labai grubiai nužudytas musulmonų. Ir iš tikrųjų, tie musulmonai, jie neprognozuojami. Jie atrodo geri žmonės, tokie kaip aš pažįstu porą tokių, bet tikrai niekad nepagalvočiau, kad jie tokie gali būti. Tai tiesiog yra šlykštu. Kada tas karys, jis išvažiavo į armiją tikėdamas, kad jis grįž, sveikas, turės šeimą, atitarnavęs Afganistane, nežinau, kaip aš neskaičiaudavau. Bet jis grįžo, aš galvoju turėti šeimus, norėjo turėti vaikus, norėjo pamatyti tėvus. Ne. Jis praėjo ir jį griebė ir paukšną. Pirmiausia, nukirto ten rankas kojas, o paskui galiausiai galvą. Ir dar tie piderastai filmavo viską, kad matytų televizijos, kaip jį žudo. Aš tiesiog negalėjau tylėti, aš dabar neseniai čia pamačiau ir vis galvoju daryti, ar šnekėti apie tai, ar pasakoti, kas nematė. Bet tai buvo taip žiauru. Nežinau, aš jaučiuosi toks ir pasiutęs, ir nuliūdęs vienu momentu ir tuo pačiu. Nežinau. Tai buvo taip grubai, atrodo, kad kariai išvažiuoja kariauti, ginti valstybės. Ir jie grįžta saugiai, jie nori pamatyti šeimą, jie nori pamatyti savo tėvus, jeigu jie neišvyko kaip visai. Galiausiai nori šeimą atidirbę turėti, nori gyventi laimingi. Ne, kažkokie musulmonai piderastai. Aš suprantu, aš irgi esu emigrantas. Bet tai kurva. Tie musulmonai, aš nuo pat pradžių visiems sakydavau, kad jais negalima pasitikėti, nes jie musulmonai. Al-Qaida visa, Bin Ladenas. Tai dabar tas kažkoks dar yra, tai gaidys, irgi Al-Qaidos tas vadas, kur irgi teroriuga. Negalime jais pasitikėti, suprantu, visi mes padarom klaidų, bet jau kurva jie, tai nežinau. Nežinau, iš tikrųjų. Tai aš tik norėjau pasakyti, kad tas karys grįžo norėdamas turėti šeimą ir staiga jį tiesiog paėmė ir pašalino iš gyvenimo. Tai taip išeina, kad tu niekur nesi saugus, nei tu kitoj šaly būsi, nei tu savo. Vienoj šaly tu, dėl maisto iš tos alkanas būdamas nudvėsi, o kurva kitoj šaly čia, visus kurva musulmonai žudoma? Nežinau. Na tai tiek, mėly draugai, su jumis buvo HTX, arba kitaip Dovydas, ir pasimatysime ketvirtajame video vloge. Tai ačiū labai už dėmesį, ačiū, kad manęs klausėte. Nepamirškite laikinti, subscribinti ir laukite kitų video vlogų. Ačiū labai.